Labas visoms, su jumis sveikinasi Virginija. Ir šiandien papasakosiu apie savo kurtus darbus, kuriuos baigiau praėjusiais metais ir net šiek tiek seniau. Tai pats pirmasis, kuris čia guli kadre, ir yra vienas iš pačių seniausių, gūdaus karantino laikais. Man parodė net pirmojo karantino laikais. Buvo taip, kad man taip prispito siuvinėt, jog susiradau medžiagos gabaliuką, susiradau visokių siūlų, kokie ten buvo pas mane. Ir pradėjau šį bei tą siuvinėti. Tai čia yra ne pirmas darbas, čia nežinau, trečias gal. Kiti kol kas pasislėpę yra. Tai šitas buvo vienas iš naujų metų šventimo. Ir čia yra panaudoti įvairiausi dygsneliai. Aha. Lempa šviečia. Nu, šviečia, ką jai padarysi. Taip, kaip čia padaryti, kad nešviestų? Nu, maždaug taip. Įvairiausi dygsneliai iš lygiojo siuvinėjimo ir lygiojo skaičiuotinio siuvinėjimo. Lygusis, šešėliavimas, virvelės dygsnis, kažkokios užuomazgos prancūziškų mazgelių ir skaičiuotinis lygusis siuvinėjimas. Tai daugiau būdinga yra renesanso siuvinėjimams ir 17 amžiaus pradžios. Šitas dizainas gavosi taip, kad yra nebuvo pieštas nei pieštuku, nei kažkuom ant audinio, visiška improvizacija. Bet man labai mielas ir iki šiol aš jį, iki šiol jis pas mane stovi ant staliuko. Iš to paties laikotarpio kiti siuvinėjimai, irgi šiek tiek lempas išviečia, bet jie yra įrėminti. Tai irgi buvo ant paprasto lino su lininiais siūlais. Ir šitie konkrečiai yra žemaitiškų, pamėginsiu kaip nors, kad lempa mažiau šviestų, žemaitiškų marškinių raštais. Tai jeigu žemaitiškų marškinių vadinami žičkai būna austi, tai aš čia juos siuvinėjau. Tik aišku, jie yra gerokai išdidinti. Bet tai buvo smagus užsiėmimas, man patiko. Ir iš tokių iššūkių, kuris jau neturėtų blizgėti, nes jau nerėmintas, ne po stiklu, yra irgi vienas iš raštų, tik siuvinėtas taip pat lininiais siūlais ant vaflinio audinio. Jeigu jums reikia, kaip sakoma, iššūkio, tai ne vandenį apsipilkit, o pamėginkit siuvinėti ant visokių keistų audinių. Na, o perinant prie kryželių siuvinėtų darbų, tai pirmasis mano sukurtas dizainas yra klaipėdietiškų delmonų motyvais ir vadinasi Delmono sodai. Originaliame Delmone tai yra Klaipėdos krašto moterų tradicinio kostiumo, tokia kaip pririšama kišenėlė, tikrai, manau, esat mačiusios, jų būna labai įvairių. O šito dizaine buvo 3 motyvai išdėstyti eilutėmis ir aš juos sukomponavau į kvadratą. Ir padariau tokią pagalvėlę. Galvojau įrėminti tiesiog į kvadratinį rėmelį, bet kažkaip šiemet sugalvojau, jau ne šiemet, net praeitais metais, sugalvojau, kad man visai smagu būtų turėti minkštą objektą, minkštą dekoro objektą nedidelį, kurį galiu pasidėti ir ant stalo, ir pasikabinti ant sienos. Ir tai gali būti pagalvėlė. Kai dariau, kaip siuvau šitas pagalvėlės, tai, kaip matot, jos delno dydžio mažutės, neskirtas nei ant sofos gulėti, nei dar kažkur. Tai yra grinai dekoro elementas. Rinkau ir įvairiausias juosteles dekorą, su kurio būtų galima dekoruoti siūlę, bet kažkaip pasirinkau šiuo momentu apskritai nieko nedėti. Tai va, tai Delmono sodai. 21 metai. Ir antrasis miniatiūra su valkietiškų marškinių motyvais. Irgi su valkietiški marškiniai būdavo siuvinėjami ir kryželiu. Ne tik su valkietiški.
Originalas tai buvo raudonai susiuvinėtas vieną spalvą, o aš parinkau 5. Tokios oranžinės tulpės. Ir man atrodo dabar yra pats tas sezonas pradėti galvoti apie tulpes. Arba lilijas. Iš 22 metų aš turiu žiemos mišką. Tai yra jau pilnai mano kurtas dizainas, kuris pasakoja apie pūkuoto miško istorijas, kai sniegas būna toks, jog viską uždengia ir miške būna tokia ypatinga tyla. Jeigu koks paukštelis praskrenda pro šoną, jeigu net negėda, tai viskas labai girdisi. Taip, Katė, aš tave irgi girdžiu. Ir jau praėjusių metų dizainas, sukurtas ir išsiuvinėtas praėjusiais metais, tai yra ir nutūpę 2 paukšteliai. Viena iš tradicinių audinių motyvais, tai irgi yra sukomponuotas iš keleto atskirų elementų ir parinkau tokias pajūriai būdingas spalvas. Tai irgi tokia balta, kreminė. Paukščiukai yra indigo mėlynos, tokie melsvai pilki. Ir šitam stebuklingame medyje jie sau čiulba ir kažką pasakoja. Šitą apgalvėlę, jinai jau yra skirta kabinti. Padariau tokią visiškai paprastą, lengvai nukerpamą kilputę ir jis pas mane kabo ant sienos. Tai va. Dizainas mažytis pagal jau mano pačios kurtą akvarelę. Raugirškio šakelė. Kaip matot, čia yra porinis. Įdėjau porinį rėmelį, nes jis iš mano turimų vienintelis stiklo pagal formatą. Antrame kol kas ir liko rėmelio paveiksliukas, tai mes į jį nekreipiam dėmesio, mes žiūrim į raugirškį. Ir tai yra paprastas, greitai išsiuvinėjimas dizainas skirtas žiemai. Tai jau dabar eina turbūt paskutinės jo eksponavimosi dienos šiame sezone, nes jau labai norisi ištraukti visus pavasarinius dizainus. Kaip matot, irgi kadro šone jau kvepia hiacintai, kalba katės ir jau, ką čia apie tą žiemą. Bet dabar bus truputėlį nežieminių dizainų. Šitas dizainas vadinasi dimai arba lietuviška mandala. Tai yra dizainas įkvėptas tradicinių lovatesių, kurios audžiamos dimais, ten dvinyčiais arba keturnyčiais. Jeigu kartais nesekate nuostabaus projekto Parėdzimai, kuriame yra mokomieji filmai įrašyti dzūkiškai, Dzūkijos kaime, kaip to kaimo močiutės audžia tos vadinamus divonus arba lovatėses. Būtinai pažiūrėkit, Parėdzimai vadinasi. Tai va, tai šitam parinkau irgi vieną variguojančių siūlų spalvą, pereinamųjų spalvų, o kitą vienspalvę. Tai grinai tokia meditacija, iš centro pradedi ir po truputį po eilutę eini. Taip, o kodėl tu apsivertęs? Pasižiūri, ar telpa į kadrą. Telpa. Čia jau yra sodas. Turbūt, jeigu esate susipažinę, kaip atrodo šiaudiniai sodai, tai tikrai atpažinsit. Tai irgi, nežinau, turbūt pusę metų ar metus galvojau, kaip išsiuvinėti sodą, kad nebūtų imitacija tiesiog virimo iš šiaudų, bet kad tai būtų siuvinėtas paveikslas, kuris perduotų tą pačią mintį, tą tokią harmoniją, kad jau piramidės kaip ir viršus, taip ir apačiai yra vienodi ir kad visas kartu susijungia į tokią vieningą visumą. Ir praėjusiu metu antroji pusėje susigalvojo man jau šitas dizainas ir manau, jis yra puikiai pavykęs.
Ir užbaigsiu vėl žiemos tema. Bet, kaip jau yra. Tai paskutinis praėjusiais metais baigtas darbas iš mano kurtų. Tai vadinasi Žiemos sapnas. Ir jį sukūriau pagal skarelės motyvus, pasinaudodamas skarelės motyvais iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus fondų. Kai kurie muziejaus fondų eksponatai būna įkelti į visiems prieinamą sistemą, vadinasi Limis. Ir joje suradau, ir tai buvo skarelės 4 kampai. Kiekvienas buvo susiuvinėtas skirtingais motyvais. O aš juos visus surinkau ir sudėjau į vieną. Ir vienoje grupėje, tai yra siuvinėtojų klubas, bandžiau padaryti tokį prieš šventinį sal, bet man truputį nepavyko, užsiregistravo 2 siuvinėtojos, abi gavo schemas, bet ne viena nepradėjo. Tai bent jau aš išsiuvinėjau per savaitgalį. Irgi, kai yra viena spalva dizainas, tai tikrai greitai siuvinėjasi. Ir jis mane šią žiemą tikrai džiugino. Siuvinėjau ant Evo DMC Winterbrite siūlais. 38665 berods kodas ar koks tenai. Vienu žodžiu. Tas, kur ne visai balti, bet tie, kur Winterbrite. Va. Tai šiam kartui tiek. Kuriu daugiau naujų dizainų, testuoju, bendrauju su programa ir bandau gražiai sumaketuoti schemas. Ir tikiuosi jau artimiausiu laiku paleisti savo Etsy parduotuvę. Kaip ten bus, tikiuosi, kad viskas bus, viską darysim, kad būtų. O su jumis pasimatysim kažkada kitą kartą. Ačiū visom už tikrai gražius komentarus, sulaukiu daug klausimų, visus stengiuosi atsakyti. Ir jeigu kas įdomu, žinoma, klauskit, bendrausim. Iki.